Trečia, tikėjimas, kad šiame pasaulyje egzistuoja ir vyksta tik tai, ko nori. Allah has. Tai pasakytina ir apie tai, kas susiję su jo veiksmais ir su kūriniu. Veiksmais. Visagalis pasakė apie tai, kas susiję su jo veiksmais, ir jūsų. Viešpats kuria, ką jis nori ir pasirenka, ką jis nori, Koranas sūra. Pasakojimas 28:68. Ir tarė, ir Allahas daro tai, ką jis nori. Koranas. Surah, Ibrahimas, Abriomas, 14:27. Ir tarė, jis yra tas, kuris suformuoja. Jūs gimdose taip, kaip jis nori. Koranas, Surah, Imrano Gimin, 3:6. Visagalis Allahas pasakė apie tai, kas susiję su kūriniu veiksmais, jei Allahas būtų panorėjęs, iš tiesų jis būtų suteikęs jiems galę prieš jūs ir jie būtų jūs nugalėję. Koranas sūra, moterys 4:09:0. Tarė, jei tavo viešpats būtų taip panorėjęs, jie nebūtų taip elgesi. Taigi palik juos su jų. Prazamanamais. Koranas, Surah, Galvahai, 6:1-12. Ketvirta, tikėjimas, kad Visagalis sukūrė kūrinius su jų esme, savybėmis ir judesiais. Ter Visagalis. Allahas yra visų dalykų kūrėjas ir jis yra wakil patikėtojas visų. Reikalų tvarkytojas, saugotojas viskam. Koranas sūra, grupės 39:62. Tarė, šlovė jam, jis sukūrė viską ir nustatė tai tiksliai pagal jiems. Priklausančius matmenys. Koranas, Surah, Atskirimas, 25:2. Allahas pranešė, kad pranašas Ibrahimas ramybė jam pasakė savo tautai, kai Allahas sukūrė jūs ir tai, ką jūs darote, Koranas sūra, išrikiuotieji. Ligijais, 37:96. Tikėjimas likimu, kaip aprašyta anksčiau, neprieštarauja tarno valios buvimui savanoriškose veiksmuose ir gebėjimui juos atlikti. Nes šariatas ir objektyvi tikrovė rodo, kad jis turi tokią valią ir sugebėjimą. Kalbant apie šariatą, visagalis Allahas pasakė apie valią, bet tad, kas nori, pasirenka pas savo viešpatį kelią į sugrįžimą. Koranas, Surah, Zinja, 78:39. Taigi eikite į savo žemę 30 kada ir kaip jūs norite, Koranas sūra. Kave, 2:223. Ir jis pasakė apie gebėjimą veikti, tad bijokite Allaho tiek, kiek galite ir klausykite ir pakluskite, Koranas sūra, Netekimas 64:16. Tarė, Allahas neapsunkina žmogaus daugiau nei jo galimybės. Jis gauna atlygį už tą gerą, ką jis įgijo, ir jis yra baudžiamas už tą blogą, ką jis įgijo. Koranas, Surah, Kave, 2:286. Kalbant apie objektyvią tikrovę, kiekvienas žmogus žino, kad jis turi valią ir gebėjimą veikti, kurių pagalba atlieka veiksmus arba atsisako juos daryti ir skiria tai, kas vyksta pagal jo valią. Pavyzdžiui, vaikščiojimą ir kas atsitinka prieš jo valią, kaip per jį apimantis. Virpulys. Tačiau vergo valia ir jo gebėjimas veikti priklauso nuo Allaho valios ir galios. Tarė visagalis Allahas, tiems iš jūsų, kurie trokšta rinktis teisingą kelią. 28. Ir jūs netrokštate išskyrus tada, kai trokšta Allahas pasaulių. Vaispats. 29. Koranas, Surah, Suviniajimas, 81:28-29. Visas pasaulis yra pavaldus visagaliui ir jo valdoje nieko nėra už jo žinių ir valios ribų. 28. Tikėjimas likimu, kaip aprašyta anksčiau, negali būti naudojamas kaip pasiteisinimas atsisakyti atlikti religinės pareigas ar daryti nuodėmes. Tokio elgesio pateisinimas likimų yra klaidingas dėl šių priežasčių.
Pirma, visagalio posakis yra tie, kurie priskiria partnerius garbinime. Allahui sakys, jei Allahas būtų panorėjęs, mes nebūtume priskyrę partnerių. Garbinime jam nei būtų mūsų tėvai ir mes nebūtume uždraudę nieko prieš. Jo valią panašiai neigdavo tie, kurie buvo iki jų, jie neteisingai. Ginčydavosi su Allaho pasiuntiniais, kol jie paragavo mūsų rūstybės. Sakyk, ar jūs turite kokį išmanymą įrodymą, kurį galėtumėte pateikti? Mums. Iš tiesų jūs sekate ne kuo kitu, o tik spėliojimu ir darote ne ką kitą. Tik meluojate. Koranas sura, Galvijai 6:14 Jei likimas būtų. Pasiteisinimas, Allahas neverstų žmonių paragauti jo bausmės. Antra. Visagalio posakis, pasiuntiniai kaip gerų žinių nešėjai bei perspėtojai tam, kad žmonija neturėtų pasiteisinimo prieš Allahą po pasiuntinių atėjimo. Ir Allahas yra visa galintis, visa išmanantis. Koranas sura, moterys. 4:165 O jei likimas būtų argumentas pažeidėjams, tai jo nenuslopintų. Pasiuntiniai, nes šis prieštaravimas jiems po jų atneštos žinios įvyksta. Visagalio Allahu Noru. Trečia, kaip pranešta Al-Bukhari ir Muslim Ali ibn Abi Talib tebūnė Allahas jo patenkintas kadise, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė Al-Bukhari versijoje, kiekvienam iš jūsų yra. Jau parašyta jo vieta rojuje arba pragaro ugnyje, vienas iš susirinkusiųjų. Paklaus, o alalho pasiuntiniais. Ar pasikliauti šiuo faktu ir mesti darbą? Pranašas atsakė, ei ne, tęskite daryti gerus darbus ir jums bus palengvinta. Tada recitavo, tam, kuris duoda ir bijo Allaho, Koranas sura, naktis. 92:5 O Muslim versijoje, ir kiekvienam bus palengvinta tai, dėl ko jis buvo sukurtas, tai reiškia, kad pranašas ramybė ir Allaho palaima jam įsakė veikti ir uždraudė pasikliauti likimu. Ketvirta, visagalis Allahas davė savo tarnams įsakymus ir draudimus ir tuo pačiu neprimetė jiems nieko perdėto. Tarė visagalis Allahas, tad bijokite Allaho tiek, kiek galite ir klausykite. Ir Paklaskait, Koranas, Sura, Netakimas 64:16 Ir tarė Allahas. Neapsunkina žmogaus daugiau nei jo galimybės. Koranas, Sura, Kave 2:286 Jei žmogus būtų verčiamas atlikti tam tikrus veiksmus, tai reikštų, kad iš jo reikalaujama daryti kažką viršijantį jo jėgas, o tai yra klaidinga. Todėl, jei žmogus nepaklūsta Allahui iš nežinojimo, pamiršimo ar per prievartą, tada jam nėra nuodėmės, nes jis pateisinams. Penkta, visagalio Allaho nulėmimas yra paslaptis, niekas to nežino, kol tai dar neatsitiko. O žmogui prieš darant veiksmą kyla noras ir ketinimas atlikti šį veiksmą. Taigi noras atlikti veiksmą nėra pagrįstas žinojimu apie Allaho nulėmimą, todėl tokiu atveju likimas negali būti pasiteisinimas, nes žmogus negali pateisinti savo veiksmų tuo, ko jis nežino. 29. Šešta, matome, kad gyvenime žmogus išsikelia savo žemiškus tikslus ir daro viską, kad juos pasiektų, o nesielgia atvirkščiai ir savo neveikimą pateisina. Nulemamu. Taigi, kodėl jis atsisako daryti tai, kas jam būtų naudinga religijoje? Ir vietoj to daro tai, kas jam kenkia, o tada pateisina savo elgesį likimu. Aji. Tai nevienora situacija. Paimkaim paiskinanti pavyzdį. Jei priešai žmogų yra du keliai, vienas veda į kraštą, kuriame viešpatauja chaosas, žmogžudystės, plėšimai, smurtas, baimė ir badas, o antrasis į kraštą, kuriame viešpatauja tvarka, saugumas ir pagarba gyvybėms bei turtams. Taigi, kokiu keliu jis eis? Jis eis antruoju keliu, vedančiu į kraštą, kuriame viešpatauja tvarka ir
Saugumas, joks protingas žmogus niekada nepasirinks kelio vedančio į žemę, kurioje viešpatauja savivalė ir pavojai, pateisindamas savo veiksmus. Likamu. Kodėl tada, kai kalbama apie amžinąjį pasaulį, jis eina keliu vedančiu į pragarą, o ne į rojų ir pateisina savo veiksmą likimu? Štai dar vienas pavyzdys. Matome, kad pacientui išrašomi vaistai ir jis juos vartoja, nors bjaurisi bei atsisako maisto galinčio pakenkti, nors ir nori jį valgyti. Visa tai Daro tam, kad pasveiktų ir išsigelbėtų, ir negali atsisakyti gerti vaistus ir nesusilaikyti nuo pavojingo maisto, pateisindamas tokį elgesį likimu. Kodėl žmogus nevykdo Allaho ir pasiuntinio įsakymų arba pažeidžia jo draudimus, o tada pateisina savo elgesį likimu? 7. Jei kas nors užpuola žmogų, kuris pasiteisina likimu už savo religinių pareigų neatlikimą ar nuodėmes ir atima jo turtą arba daro jam negarbę, o tada pasiteisina likimu ir sako, nepriekaištauk, nes šis mano išpuolis įvyko pagal Allaho nutartį. Juk sužalotas žmogus nepriims tokio pasiteisinimo ir nebus juo patenkintas. Tai kaip jis nepriima to, kas jį pažeidė, pateisinimo likimu, o pats lygiai tokiu pat pasiteisinimu kėsinasi į visagalio Allaho teisę. Praneama, kad tikinik valdovas Umarin al-Khattab, tebni ajas. Jo patenkintas kartą įsakė nukirsti atvestam vagiui rankas, bet jis vagis. Pazak, palaukyči, učikinys vadži. Aš pavogiau pagal Allaho lemtį. Umaras atsakė, o mes nukirsime tau ranką pagal Allaho lemtį. Tikėjimas likimu atneša daug naudos iš jų. Vienas, pasitikėjimą visagaliu Allahu mums kuriant priežastis pasiekti tai, ko norime, o ne pasikliauti pačiomis priežastimis, nes tiek priežastys, tiek pasekmės yra iš anksto nustatytos Allaho. 2. Surasdamas tai, ko nori, žmogus nepatenka į narcisizmą, nes tai rasti yra Allaho gailestingumas. Jis, Allahas, iš anksto numatė gėrio ir sėkmės Priežastis. o savimyla priverčia žmogų pamiršti, kad reikia dėkoti už šią Malone. 3. Dvasios ramybė ir širdies nusiraminimas yra iš visagalio Allaho likimo. Todėl žmogus neturi nerimauti, kai neįvyksta tai, ko troško arba atsitinka 30. kažkas blogo, nes tai atsitinka pagal visagalio, kuriam priklauso valdžia danguje ir žemėje lemti. Ir tai, kas yra jo nulemta, yra neišvengiama. Visagalis Allahas apie tai pasakė, jokia neganda neužklumpa žemės ar jūsų. Bet ji yra užrašyta lemties knygoje Al-Lauh al-Mahfuz prieš mums ją Įvykdant. Iš tiesų tai yra lengva Allahui. 22. Tam, kad jūs neliūdėtumėte dalykuose, kurių jums nepavyksta gauti, ir nesidžiaugtumėte tuo, kas jums Buvo duota. Allahas namegsta istidziu pajarunu. 23. Quranas, Surah. Jalesis, 57:22-23. Pranašas ramybė ir Allaho palaima jam pasakė. Kokia nuostabi yra tikinčiojo būsena, jam viskas yra gerai ir tai nėra duota. Nikam, Iskyrus Taikinsium. Jei jam atsitinka kas nors gero, jis padėkoja Allahui ir tai tampa jam gėriu. O jei jį ištinka nelaimė, jis ištveria kantriai. Ir taip jam geriau. Kalbant apie likimą, dvi žmonių grupės pasiklydo. Pirma, Al-Džabrija, kuri teigia, kad žmogus yra priverstas atlikti darbus ir neturi nei valios, nei galimybių veikti. Antra, Al-Qadarija, kuri teigia, kad žmogus yra absoliučiai nepriklausomas savo veiksmais, savo valia ir gebėjimu veikti, o visagalio valia ir galia jam Niekaip nedaro įtakos. Pirmosios grupės Al-Džabrijos teiginio klaidingumą įrodo šariatas ir Objektyvi Taikrov. Kalbant apie šariatą, visagalis Allahas patvirtino savo vergo valios buvimą ir priskyrė jam veiksmą. Tarė visagalis Allahas, tarp jūsų yra kai kurie,
trokštantis šio gyvenimo ir kai kurie trokštantis amžinybės. Quranes. Surah, Imran Gimin, 3:152. Ir sakyk, tiesa yra iš tavo viešpaties tada. Tas, kas nori, lai tiki, o kas nori, lai netiki. Iš tiesų mes paruošiame zalimun. Daugiadieviams ir nusidėjėliams ugnį, kurios sienos apsups juos. Netikinčiuosius Allaho vienuma. Quranes. Surah. Irvas, 18:29. Kas darė gerą, tai tik savo naudai, o kas darė blogą, tai tik savo nenaudai. Tavo. Viešpats nėra vergų skriaudėjas. Koranas sura jiems detaliai išaiškinta. 41:46. Kalbant apie objektyvę tikrovę, kiekvienas žmogus žino skirtumą tarp savanoriškų veiksmų, kuriuos jis atlieka savo norų, pavyzdžiui, valgo, geria, ką nors perka ar parduoda, ir to, kas atsitinka prieš jo valią, pavyzdžiui, drebėjimo atveju karščiuojant ar netyčia nukritus nuo stogo. Pirmojų atveju. Žmogus veikia pats savo nuožiūra ir be jokios prievartos, o antruoju nieko. Nesirenka ir nenorėjo to, kas su juo atsitiko. Antrosios grupės Al-Qadarijos įsitikinimų klaidingumą įrodo šariatas ir Protas. kalbant apie šariatą, tai juk visagalis Allahas yra kūrėjas visko, kas egzistuoja ir viskas egzistuoja bei vyksta pagal jo valią. O savo knygoje Paaiškino, kad žmonių darbai taip pat vyksta pagal jo valią. Ter Visagalis, 31. Allahas, jei Allahas būtų norėjęs, vėlesnės kartos nebūtų kovojusios viena prieš kitą, kai joms atėjo aiškios Allaho eilutės, bet jos nesutarė, vienos iš jų patikėjo, o kitos netikėjo. Jei Allahas būtų norėjęs, jos nebūtų kovojusios viena prieš kitą, tačiau Allahas daro tai, ką jis nori. Quranes. Surah. Kaveh. 2:253. Ir tarė, ir jei mes būtume norėję, tikrai mes būtume suteikę kiekvienam asmeniui jo vedimą, tačiau mano žodis įvyko dėl bloga darančiųjų, kad aš užpildysiu pragarą kartu džinais ir žmonėmis. Quranes. Surah. Sakniubamas, 32:13. Kalbant apie protą, juk visa visata priklauso visagaliui, o žmogus yra jos dalis ir yra pavaldus jam. Subjektas negali disponuoti valdovo nuosavybę, nebent jam leidus ir laikantis jo valios. Asterisk. Islamo taikajimo, akaidos, tikslai. Žodis tikslas kalbiniu požiūriu reiškia taikinį siekimo objektą, į kurį reikia šaudyti. Islamo tikėjimo tikslai yra jo kilnios prasmės ir tvirto jo laikymosi pasekmės. Jų yra daug ir jie yra įvairūs tarp jų. Vienas ketinimų nuoširdumas ir tik Allaho garbinimas, nes jis yra kūrėjas. Neturintis partnerių, todėl būtina siekti tik jo ir garbinti tik jį. 2. Proto ir mąstymo išlaisvinimas iš chaotiškų klajonių atsirandančių dėl šių. Įsitikinimų nebuvimo sirdaij. Tas, kurio širdis jų neturi, yra tuščios širdies. Savininkas ir garbina tik apčiuopiamą materiją. Arba jo širdį užpildo klaidingi įsitikinimai, kliedesiai ir prietarai. 3. Dvasios ramybė ir ramus minčių srautas. Žmogaus sieloje nėra neramumo, o mintise nėra sumaišties, nes šie įsitikinimai akida jį susieja su kūrėju ir džiaugiasi juo kaip viešpačiu, atsakingu kaip įstatymų leidėjų, kuris priima sprendimus. Ir jo širdis rami ryšiumi su likimu, jo krūtinė atsiveria islamui ir jis nenori jokių pakaitalų. 4. Siekimų bendros visos žmogaus veiklos krypties ir veiksmų teisingumas. Dėl to, kad nėra nukrypimų visagalio Allaho garbinime ar santykiuose su žmonėmis, nes šio tikėjimo pagrindai apima tikėjimą pasiuntiniais, o tai reiškia jų sekimą tokiu būdu, kuris pašalintų bet kokius nukrypimus. 5. Ryžtingumas ir poelgiai. Žmogus nepraleidžia progos atlikti gerą darbą.
tikėdamasis atlygio ir atsargiai vengia nuodėmių, bijodamas Allaho. Bausmės, nes tikėjimo pagrindus sudaro tikėjimas prisikėlimu ir atlyginimas. Už darbus. 32. Tarė visagalis Allahas, visiems bus laipsniai arba rangai pagal tai, ką jie. Dare. Ir jūsų viešpats nėra nežinantis apie tai, ką jie darė. Quranas. Surah. Galvahai, 6:132. Pranašas ramybė ir Allaho palaima jam paskatino siekti. Šio tikslo sakydamas, stiprus tikintysis yra geresnis ir brangesnis Allahui. Nei silpnas tikintysis, nors kiekviename iš jų yra gėrio. Siekite tuo, kas jums naudinga, prašykite Allaho pagalbos ir nepasiduokite, o jei jūs ištiks bėda. Tada nesakykite, jei aš būčiau daręs tokius ir tokius dalykus, būtų atsitikę tas ir tas, bet sakyk, tai Allaho likimas ir jis padarė tai, ką norėjo, nes ištarimas, jei būčiau padaręs, atveria vietą velnio veiksmams, perdavė. Muslim. 6. Stiprios bendruomens. Pasaringujos pokoti brangioja. Dalyką vardan savo religijos ir sustiprinti jos ramščius, nepaisant to, ką jai dėl. To text ist verti. Visagalis Allahas apie tai pasakė, kad tik tie yra tikintieji, kurie patikėjo Allahu ir jo pranašu, ir tuo neabejojo, bet kovojo savo turtu ir Jaivai bimis vardan Allaho. Tai jie, kurie yra teisūs. Quranas. Surah. Kambariai. 49:15. 7. Individo ir visuomenės teisumą rasti pasaulietinę ir amžinąją laimę gauti atlygį ir naudą. Visagalis Allahas apie tai pasakė, kas elgesi teisingai, ar tai vyras ar moteris, būdamas arba būdama tikru. Tikinčiuoju iš tiesų jam mes suteiksime gerą gyvenimą ir mes be abejonės atlyginsime jiems proporcingai už geriausią, ką jie darydavo. Quranas. Surah. Bytes. 16 hours 97 minutes. Tai yra keletas islamo tikėjimo tikslų. Mes prašome visagalio Allaho, kad padėtų mums ir visiems musulmonams pasiekti savo tikslus. Jis gausus ir dosnus ir šlovė Allahui, pasaulių viešpačiui. Tebūnie Allaho palaima ir ramybė mūsų pranašui Muhamedui ir jo šeimai. By Bentrig Yams. Autorius Machamd as Salik Al-Athayman.